Matykime rytoj. Iki. Antradienis laikrodžiai rodo 6:30 ir tai yra LNK žinių metas. Ačiū, kad žiūrite. Aš Lina Kairytė. Ir aš Šarūnas Mazlas pristatysiu šios dienos sportą. Štai ką matysite. Šokas dėl sniego. Aukštaitijoje vietomis prisnigo beveik iki kelių. Visą parą kritus šlapiam ir sunkiam snygiui virto medžiai, Šiauliuose pasipylė avarijos, į gatves vėl išriedėjo kelininkų mašinos. Per patį didžiausią snygį tai buvo tragiška, bet ko tikėtis. Toks tas balandis. Vilniuje atsisveikinama su šeštadienį netikėtai mirusiu buvusiu premjeru Gediminu Kirkilu. Bendražygiai ir kolegos vienbalsiai sako, tai buvo labai talentingas politikas. Aš pasakyčiau, kad Gediminas Kirkilas buvo valstybės žmogus. Aš praradau vieną iš geriausių draugų. Skubos tvarka ir beveik vienbalsiai Seime priimtas įstatymas, kuris Rheinmetallui leis itin greitai pradėti statybas. Toks sklandus vokiečių gynybos kompanijos kūrimasis vilioja į mūsų šalį ir kitus pasaulio karinės pramonės gigantus. Jūs dar net nežinot, apie jas mes diskutuojam. Tai yra investicija, kuri atneš grąžą, kuri uždirbs pinigus. Pasirodė vaizdas, kaip Lenkijoje išrikiuotos amerikietiškos kovos mašinos Bradley, paruoštos kirsti Ukrainos sieną. Beliko sulaukti Baideno parašo. Ačiū, ponė prezidentė. Ačiū, kongresė. Ačiū, Amerika. Jonavoje, dezinfekuojant vieną butą nuo blakių, apnuodyti kito buto gyventojai. Sunegalavo ne tik visa šeima su mėnesio kūdikiu, bet ir jų gelbėti atvykę medikai. Namuose pajuto aštrų neaišku kvapą, dėl ko tėveliai kosėjo ir mažiukas mėnesio laiko kūdikis pradėjo kosėti. Panevėžio ligoninėje atsirado galimybė diagnozuoti visas, net pačias pavojingiausias pasaulio infekcijas. Žiniose išskirtinė galimybė pamatyti laboratoriją, į kurią pašaliniai daugiau patekti nebegalės. Šitoje laboratorijoje, kur mes randamės, gali būti tyrima pati pavojingiausia infekcija, kokia tik yra pasaulyje. O Klaipėda pradėjo kruizinių laivų sezoną. Pirmiesiems atplaukusiems turistams neįtin pasisekė. Dalis dėl oro net nenorėjo lipti iš laivo. Laivas yra išskirtinis, tikrai yra liukso klasės laivas, super liukso klasės laivas. Oras labai šaltas, bet mes eisime į miestą, į botanikos sodą. Dalis Aukštaitijos skendo pusnyse. Panevėžio ir Šiaulių apskrityse prisnigo beveik 20 cm. Dėl gausaus snygio lūžo medžiai, jų šakos, nutraukti elektros laidai, 30 000 gyventojų liko be elektros. O keliuose pasipylė avarijos, į gatves vėl teko išriedėti kelininkų technikai. Kai kurie vairuotojai save keiksnojo, kad per anksti pasikeitė padangas. Situaciją apžvelgia Ligita Gorodničenko. Pirmadienį po pietų prasidėjęs gausų snygį Šiaulių gatves pavertė čiuožykla. Į viadukus sunkiai kilo autobusai, o greičio neapskaičiavę vairuotojai daužėsi vienas į kitą. Laimei didesnių avarijų pavyko išvengti. Vairuotojai jau buvo atpratę važiuoti slidžia kelio danga, o to sniego buvo daug.